Ir ką gali pasakyti nurodytuoju klausimu? Viską. Gerai. Tai kiek sekundžių yra minutėje? 60. O kiek minučių yra valandoje? 60. Teisingai. Taigi kiek sekundžių yra valandoje? 360. Šaunuolė. Pas mus grupėje visos labai protingos. Labai gerai, kad nebemyli, labai gerai, kad nekenti. Minedas nebūtų Minedas, jei eilinį kartą nepateiktų kokios nors staigmenėlės. Šį kartą scenos grandas mus tiesiog pribloškė. Pareiškė, kad planuoja trauktis iš scenos. Neva vyras per praėjusius mėnesius užkalė daugiau už visas Yvas ir Tarasovus draugės sudėjus. Tad kurį laiką nusprendė scenoje nesirodyti. Vienas Klaipėdos klubas sumokėjo. Oi, na aš gavau iš to koncerto vieno. Tiek, kad, aš galiu nedirbti, nekoncertuoti visą sausio ir visą vasarį, bet, tai kainavo labai daug nervų. Galvoja, čia jau viskas? Tikrai ne. Vyrukas už kaltus pinigus planuoja į naują amatą investuoti. Ir ne bet kokį. Su draugu Edvinu kurpė verslo planą Chuliganą. Minedas svajoja tapti verslininku su visais pribumbasais, netgi nauju automobiliu. Ir nesvarbu, kad vairuoti nemoka. Ir teisės už vairo tūpti net neturi. Tai aš manau bus pirkama arba Audi, arba dar kažkas iš automobilio, arba atidedami pinigai, jeigu nepavyks kažkokios dėrybos, tai su gerbiamu Edvinu atsidarysime pramogų organizavimo firmą, katrai tikrai reikia didžiulio investicijų, jeigu nenorit, po mėnesio bankrotuoti. Ir ne tik investicijų, reikia dar ir supratimą apie verslą turėti. Kitaip greitai paslysti ir prapulti galima. Ir nesvarbu, kad Lietuvoje nėra žmogaus, kuris nežino, kas tas Minedas. Svarbu, kokia reputacija. Nors, kam svarbu, o kam nelabai. Man yra ką jūs kalbat ir ką jūs nekalbat. Tiesiog man nuo to tik tai geriau, jeigu jūs man darote nuo to tik tai didžiulę reklamą, tai ačiū jum. Labai gerai, kad nebemyli, labai gerai, kad nekenti. Beje, visus, kurie apsidžiaugė ar nusivylė, kad Minedo greitų metų gal jau ir visai scenoje nebeišvysime, vyrukas suskubo nuraminti. Deja. Reikia suprasti, kad nevas yra, paskutinis interviu ir čia yra viskas. Minedui krakas atėjo galų gale, ilgai lauktas. Tikrai ne. Tiesiog, jeigu prie dainavimo galima kažką papildomą veikti, kodėlgi ne? Taip, kodėlgi ne? Ir mums smalsu, kaip Minedui seksis verslą sukti, renginius organizuoti, pasirodymus derinti, su verslininkais bei žinomais atlikėjais ryšius palaikyti. Žiūrėk, Minedai, kad tokį biznį užsukęs neparpultum, o tai vėl zuikį pagausi. Paparaciai. Aš jūs išduosiu su Super LT, žinokit, viskas kaip yra.